Sveiki. Praeituose filmuose jau buvo kalbėta apie vaizduotės lavinimą, kaip galima būtų su ją sukurti miestą, virtualų savo gyvenimą ir paskui jisai materializuosis jūsų realybę, pereis. Norėjau dar vieną dalyką plačiau aptarti, tai apie partnerio suradimą. Aišku, kas turi partnerį, galit įsivaizduoti reikiamą darbo ar tai darbdavio suradimą. Bet pakalbėsiu dabar apie partnerį tiems, kas aktualu. Tai nesvarbu lytis. Jeigu moteris, tai gali įsivaizduoti vyrą. Jeigu vyras, gali įsivaizduoti moterį. Pratimas gan nesudėtingas. Pirmiausia, reikia įeiti į ramią būseną. Tiesiog jūs kvėpuokit 2-3 kartus giliai kvėpkit, įsivaizduokit, kad įkvėpėt į kažko tai melsvo iš viršaus. Tas mėsumas jumise visą užpildo kūną nuo galvos iki kojų. Tiesiog ramiai nusiramint, galite užsidegti šalia žvakę, ar tai smilkstančią lazdelę, kvapne. Pirmiausia, nusiraminti, nes kada sąmonė dar juda jūsų, tarsi vibruoja, nerimas nuo kasdienio streso, jūs galite tokių rezultatų gerų nepasiekti, kokius galės pasiekti, kada tai darysit. Iš daugelio praktikų galima dar patarti tai, kad tą dalyką daryti geriausia maždaug 4 valandą ryto, 4-5 maždaug. Šiuo metu tokiu metu ir meditacijos yra efektingesnės, jos ir šiaip daromos toje tyloje, kada dar miestas miega, aplinkui žmonės miega, o jūs darote, tai yra švarus kanalas į viršų. Ir dabar ką reiktų daryti? Tai atsigulat, jeigu gulėjote, atsigulat, prieš tai, aišku, gerai būtų nuėti atlikti savo reikalus, kad paskiau tuo metu netrukdytų, minčių nemaišytų. Atsigulat ir įsivaizduot, užsimerkėt ir įsivaizduot žmogų, išvaizdą, plaukų spalvą, akių spalvą, ką tik norit, iki smulkmenų ir charakterio bruožus, jo balsą, kaip jums patinka. Stenkitės visas smulkmenas kiek daugiau apgalvoti, nes kad nebūtų taip vienam fantastiniame aprašyme, kada žmogus vonėje padarė aparatą ir prijungė savo mintis į tą aparatą, jis susikūrė savo antrininką, o paskiau sukūrė moterį, viską iki smulkmenų, bet pamiršo apie pėdas ir ta moteris atsirado vonėje materializavusi iš tam tikrų skysčių, tik tai buvo jos kojos išmera 45 dydžio, nes jisai pamiršo apie kojas ir todėl taip gavosi. Tai čia ir tas pats irgi. Iki visų detalių. Įsivaizduokit kuo aiškiau. Dėl vaizduotės pratimų, kaip sakiau, yra atskiras filmas, treniravimas su mažytėm sienom ir taip pat ir su miestu. Gerai būtų dar tą pažiūrėti prieš darant šitą pratimą. Ir tada įsivaizduojat žmogui su visom detalėm, su visom charakterio ypatybėm. Galite kokį nors minusuką įmesti tai, kas jums miela. Nedidelį kaprizą vaikišką ar kažką tokio. Ir tada įdedat tarsi į kapsulę visą tai ir kaip jūs gulit, įdedat į kapsulę ir paskiau tą kapsulę išleidžiat toli, aukštyn. Paleidžiat į viršų ir mintyse suraskit, kada išeina jūsų ta kapsulė jau iš visatų, iš visų ir į baltą rūką įleidžiat. Ten tarsi tegu būna noro įsipildymas arba įsivaizduot kažkokį žibantį tinklą, kaip miestą, fantastinį. Ir ta kapsulė patenka į kanalą, sužimba ir paskiau į centrą, kur noro išpildymas. Šitą galite taip įsivaizduoti. Užsakėt, padarėt, paleidot, viskas, atsikėlė. Kliūtis, kurios gali pamaišyti jūsų norus įpildymui, greičiui ir tikslumui. Tai yra vienas dalykas, kada mergina, pavyzdžiui, pyksta ant savo tėvo, jinai turėtų tiek mintyse, tiek nepykti ant tėvo ir tiek galbūt geriau susitaikyti fizinėme lygyje. Tas pats vyrui su mama, kad nebūtų palikta jokio pykčio
jokios skolos. Taip pat seserys, broliai, patartina irgi. Ir šiaip su artimaisiais, kad nebūtų laikomas joks piktis. Ta prasme, kad niekas jūsų mintims nelaikytų, niekas, jokio inkaro nebūtų prikabinta, kad ta kapsulė šautų tiesiai ir nemaišytų niekas, nes jeigu tik tai kažkoks trukdys, gali šiek tiek kitur pakreipti ir gali nepasiekti tikslo arba pasieks pavėluoti ir taip toliau. Norai išsipildo pagal žmonių išsisakymus, kaip jie pasako, ilgiausiai iki 3 mėnesių. Gali būti rytoj, gali būti po savaitės, gali būti po mėnesio. Gali tas žmogus sutikti sustojime, gali tas žmogus jums netyčia trenkti į mašiną iš galo ir kol sudarinėsite paskiau draudimo, išpildysite draudimo lapus, taip susidraugausite, išgersite kavos ir taip toliau. Pačių įvairiausių situacijų. Ir gali labai būti, kad jums atsiųs tokį žmogų, koks jums reikalingas, su daugelį tų savybių, ką jūs kaip ir užsakėt, bet galbūt ne visiškai atitiks to, ko jūs norėjot, nes vieną jūs norit, o kito jums reikia. Dažnai šiek tiek šitie dalykai pasilenkia. Tai visata jums parūpins to, ko jums reikia. Ir nesistebėkite, jeigu tai atsitiks. Dėkokite savo kūrybai, savo minčių galiai, nes kiekvienas žmogus yra labai stiprus savo mintimis. Taip pat gamus susikurti paskiau ir darbą, bet galbūt kalbėsime plačiau dar kitoje laidoje apie tą patį virtualų miestą, kur aš kalbėjau, ten, kur minčių dresiravimas, vizualizavimas, treniravimas minčių, ten kalbėjau šiek tiek apie miestą, tai apie tą miestą šiek tiek įsiplėsiu daugiau ir ten galima bus pakalbėti apie klientus jūsų firmai, apie darbo sutartis, naują darbą ir taip toliau. O dabar kol kas sveikinu su jumis ir iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjote.